Sveikas, Artūrai. Sveikas. Nu, pasiruošęs? Ką pasiruošęs? Ta prasme, tarėmės, stovyklą parodysi. Šiandien, pirmadienis. Pirmakursių? Jo. Pirmakursių stovyklą. Tai, ką žinau, galime eit, parodysim, ką mes turim ten tokio. Ai, nu gerai. Ką mes esam paruošę jums šį rugpjūtį. Prašau. Taigi, mielas pirmakursė, tavęs čia laukia įspūdinga 2 dienų programa ir pats geriausias laikas. SMK stovykla OPA prasidės būtent čia, nuo registracijos vietos. Štai ten man už nugaros pagrindinėme pastate mes jūs priimsime, registruosime čia, automobilius galėsite statyti mūsų didžiojoje aikštelėje, kurioje dažniausiai stovi limuzinai ir helikopteriai. Na, o dabar tiesiog noriu pakviesti praeiti taku toliau, pamatyti mūsų svečių vietą, kurioje mes jūs maitinsime, kurioje bus patiekta jums pusryčiai, pietus ir vakarienė. Opa! Šiuo metu į valgyklą, kurioje dirba patys geriausi meistrai virtuvės asai. Jie mums pagamins ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę. Žinoma, nepamirškite pasiimti užkandžių, nes jų irgi prireiks. Labą dieną. Labą dieną. Originalus dizainas projektuotas pačių garsiausių pasaulio architektų. Taigi tęsime mūsų kelionę ir dabar mes jums norime parodyti vietas, kuriuose jūs būsite apgyvendinti, apnakvindinti. Ten mes pasirūpiname viskuo, ar ne? Taip, jūs galėsite gyventi 4-viečiuose, 6-viečiuose arba 9-viečiuose namukuose su ergonomiška lova, ekologiška patalynė. Taip pat, kas be ko, vasaros metu jūsų laukia ir kondicionieriai. Tad visai netrukus mes praversime vieno įspūdingiausio kambario duris ir pakviesime jūs apžiūrėti vidų. Sveiki, sveiki, tai prašom užeiti, mes šiandien baigiam tvarkytis. Gerai, trumpai sustabdome darbus ir noriu papasakoti jums apie mūsų mėgamąsias vietas. Aiste. Matote mūsų ekologišką patalynę. Grikių pagalvės, ant kurių tikrai užmigs kiekvienas, net ir mažai sportavęs 26-27 dienomis. Na ir žinoma, lovos, ant kurių tikrai yra OPA miegoti, o kas be ko mes turime savo svečiams užtikrinti ir vėsų kambarį vasaros metu. Ir tai yra mūsų nuostabiausias, pats geriausias šiuolaikinis kondicionierius. Taigi, tokios bus jūsų mėgamosios vietos, aš manau, kad geriau ir būti negali. Dar neprastesnė mūsų erdvė yra pramogų centras. Stalo tenisas, stalo futbolas ir žinoma mūsų kitos linksmybės visai netrukus. Taigi, mes esame prie aparato, kuris yra vienas iš vakaro pagrindinių elementų. Rugpjūčio 27 dieną būtent prie šio aparato žmogus galės laimėti savo pagrindinį prizą. Koks tai bus prizas, mes įsiaiškinsime rugpjūčio 27. Noriu atkreipti visų dėmesį į pačią galingiausią vietinę aparatūrą, kurią naudoja patys žinomiausi atlikėjai. Paklausykime, kaip įveikia. Neblogai. Kita mūsų erdvė, į kurią jūs palydės Aistė, yra mūsų kitas žaidimų kambarys. Jame jūs matote 2 stalo teniso stalus, taip pat 2 stalo futbolo. Žolės futbolą, turbūt pavadinsi taip, pačiamis netgi ir vadinamą ledo ritulį. Toje mūsų erdvėje jūsų laukia žaidimas, kurio pavadinimas yra biliardas, kitaip kalbant pulas. Pačios geriausios ir tiesiausios lazdos. Pati geriausia danga. Aiste, paimkite lazdą, parodykime, kaip reikia žaisti šį nuostabų žaidimą. 3, 2, 1, opa! Kamuoliukas pataikė tiesiai į skylę ir tai yra iššūkis jums pakartoti lygiai tą patį šiame žaidimų kambarį. Tęsiam mūsų kelionę. Pirmakursiai norės irgi pasišokti, tai ir bus tokia galimybė. Kas be ko, mes turime čia didelę erdvę, užkursime tikrai daug garso, daug šviesų ir būtent čia šioje aikštelėje mes padarysime diskoteką po atviru dangumi iki pat vidurio nakties. Keliaujame toliau. Op! Ai, beje, čia mes turėsim ir dušą, kuriame galėsite atsigaivinti po ilgos ir karštos dienos. Op!
Ką tu čia darai? Taigi čia moterų dušas. Viskas čia yra gerai. Jeigu nesusimaišysit, tai jeigu ir susimaišysit, niekas nepyks. Pats geriausias pasaulyje dušas yra būtent čia. O dabar aš noriu jūs pakviesti į pagrindinę mūsų aikštelę, kurioje mes turėsime sportinės rungtis, tiek individualias, tiek komandinės, tad kviečiame būtent tai ir pamatyti. Eime. Opa! Čia jūs matote iš tikrųjų visą patį didžiausią aikštyną. Gal norit pasportuot? Opa! Opa! Ok, ne? Ok. Bickę papumpavę mes keliausime čia į mūsų aikštyną, kuriame jūsų laukia bėgimas trivietėmis kelnėmis. Timpukas, tai yra toks instrumentas, kuriuo mes tempsime savo varžovus. Taip pat mes bėgsime su lazdais, šokinėsime su maišais ir galų gale, turėdami laisvo laiko, mes galėsime sužaisti krepšinį ir Aistės patį mėgstamiausią žaidimą, tai yra lauko futbolą. Taip. Opa! Šiuo metu esame priešais Bebrusų ežerą. Ko gero, pats gražiausias ežeras Lietuvoje. Todėl tu pirmakursis turi dalyvauti šioje stovykloje, kuri vyks Rugpjūčio 26-27 dienomis Molėtų rajone prie Bebrusų ežero kranto. Nepasigailėsi.